metų dirbu ir skaitymo srity, ir rašymo srity, ir reikia vis naujai parašyti kažką, paskaityti kažką ir žiūriu, kad jau vis ir sunkiau darosi, nes kaip, nesiskauda. Ir skauda, ir kas yra skausmas iš tiesų mes visi žinom, bet ta prasme nesigalim užjausti kitą, nes sotus alkoholio neužjaučia, o sotus žmogus jisai yra jau pavalgęs. Skauda, o ką pasakyti, o skauda. Ir netgi sukūriau apie tai eilėraštį, kadangi dirbu rašykloj. Skausmas, blogas jausmas. Skausmas, man ir tau. Stebėjo net šeima, kad jau, ta prasme, kažkas jau ne taip. Dėl to ir aš dėl tokio žemaitiško būdo aš nenorėjau bandyti. Laima sakau, ką tu čia man atnešiai, kaip atnešiai, žinai, sakau, sakau, kas čia per tufta, sakau, kas čia per bilibirda, kas čia, sakau, per nesąmonė. Sakau, pažiūrėk tu į tas gumas, pažiūrėk, sakau, kur jos man padės. Juokėsi, sakau, ką čia? Kažkoks daktaras Levakinas, supranti, ir pažiūrėk vieną pavardę paklausus, supranti, matosi šarlatanas. Nespręsk apie knygą iš tų pirmų ir viršelių ir puslapių. Nes pagal išsaudainę, pagal popierėlį nieks nesprendžia. Reikia pabandyti. Sakau, dėkis, klausyk tu dzūko. O aš kaip suvalkas ir sakau, jokių aš dzūkų neklausysiu, aš esu aukštaitis, aš žinau, ką aš darau. Aš kaip kaimo žmogus, aš sakau, aš tikiu, ponų dievų tikiu. Kokiais ten levakinais kažkokiais, man čia ne. Ir jau pastebiu, kad jau ir lengviau ir kasdienius darbus atlikti, ir lytiniai santykiai pagerėjo stipriai, ir pyragus skaniau žmona kepa iš karto realiai ir... Mes geri žmonės esame. Viešam darom viską. Ir renkam, kartais nueinam, eksperimentų šunų renkam, nes labai... Ir atsirado laisvo laiko daugiau, ir kažkokį filmą pažiūrėti, ar paskaityti kažką, ar pabendrauti, su vaikais. Su vaikais daržą paravėti, galų galiai į sodą nuvažiuoti galim. Nes jau nereikia tiek daug daryti, viską mums padeda iHand. Taip, dėkojam tikrai. Taip, ačiū daktarui Levakinui už tai, kad sukūrė tokį puikų daiktą. Puiku, taip. Tiem siūlom, nusipirkit, nelaukit, nėr čia ko laukti, nekentėkit to skausmo, žinom, ką tai reiškia, greičiau tik nusipirkit. Daktaro Levakino magnetinė ranka – tai jūsų šansas patirti geresnį gyvenimą. Garsiausias pasaulio gydytojas kilęs iš Skandinavijos sukūrė pirmąją ir vienintelę tokią magnetinę ranką, kuri pakeis ir palengvins jūsų nepakenčiamą gyvenimą. Užsisakę per 10 minučių ar šiaip bet kada gausite papildomą juodą ranką, ausį, nosį, akį bei patogų krepštį nešioti rankai. Bet palaukite, tai dar ne viskas. Užsisakę nepasibaigus šiai nuostabiai reklamai, jums pridėsime receptų knygą visiškai nemokamai. Taip, visiškai nemokamai. Nuot laimutė mano. Sakau, kas čia per tufta, sakau, kas čia per bilibirda, kur man... Fu! Sakau, ir... Nekęsk kitus skausmus, nes vieną tu dieną surasi savo iHand.